Taigi sveiki visi, mes sugrįžtame prie Hearts of Iron 4. Mačiau, kad praeitą seriją visai patiko, tai pagalvojau padaryti dar, plus aš neužbaigiau savo planų, kurias aš jau buvau minėjęs. Taigi, turim tokią teritoriją, kokią aš dabar reikia prisiminti, ką aš neturiu jokio National Focus. Tai reikia padaryti. Kol kas atakuoti nieko nereikia. Ir žiūrim. March to shore effect. Status now. Gain ir ateik against Kingdom Festival. Tai aš galiu tipo prieš Italiją varyti. Arba prieš Rumuniją. Patikrinam Rumuniją ir saugo prancūzai ir lenkai. O Italija saugo Albanija ir San Marinas. Albanija yra čia. Tai man pirmą reikėtų paimti Jugoslaviją. Jugoslaviją niekas nesaugo. Galiu justifyinti Orgol. Aš turiu prieimą prie Italijos, bet jis labai kalnuotas. Tai man bet kuriuo atveju reikia Jugoslavijos. Tai gerai, dabar pabandysim paimti Jugoslaviją. Aš neprižadu, kad šitas dalykas man pasiseks, bet aš labai pasistengsiu, kad jis man pasisektų, gerai. Ir tikiuosi nekapituliuoti. Teisingai. Pala, taip. Aha. Taip. Conquer. Čia daug, kadangi pasirinkau. Bet aš tipo... 230 dienų, tai gerai. Laukiame jūs. O kol kas vadinasi mes tikriausiai gerinam savo armiją, tai... Armijos manevrą. Gerai, nuostabu, puiku. Man reikės, kad jie viską darytų greitai. Research. Reikėtų padaryti, kad naujesnius dalykus turėtų. Tai galim duoti tankam vieną fabriką, manau. Ar galim heavy tanko įgės turėti? Kieks. Čia. Imagine Yugoslav as a people of peace. Those who live at our body do not have the luxury of such delusions. Yugoslav military presence close to our territory has sparked again. Ministerijos sekos ir... mums reikia ruoštis karui. Taip, gerai, taip mano armija atrodo. Ar man reikia tos kavalerijos? Ne, aš išimsiu kavaleriją. Užtenka paprastų kareivių ir tankų. Plius man reikia užimti Jugoslaviją, kad aš atstatyčiau imperiją. Close or ties to Kingdom of Bohemia, Slovakija. Kur pavilnys yra Slovakija? Čia bus. Tai galim padaryti tos close or ties. Teisingai, jie mano papetas dabar, man atrodo. Kaip aš nebeatsimenu, ką aš čia turiu. Biškai kažkiek atsimenu. Gerai, taip. Aš tiesiog šitas padarysim. Gerai.
Manau, darysim mobile focus. Able Wargal, against who? Lenkija, bet iš Lenkijos nelabai borderį turiu. Man reikėtų pirmą Rumeiniją paimti, kad imčiau Lenkiją. Kai matau, dar daugiau žmonių turim, labai smagu, kiek armėjų turim. Jau visai solidžiai. Kas blogis su resursais, trūksta... Ką trūksta, prisiveši manim. Na, puiku, nuostabiam. Šitą taip pat reikia padaryti. Čia viskas. Ne, viskas. Bam. Bam. Gerai, puiku, nuostabiam. Gali šitą irgi padaryti. Tai mes tiesiog dabar ieškom preteksto karai. Vis dar nieks negina, labai gerai. Škiek bus pabaigta. Okay. Galim gal kokį politiką pridėti. Ką čia turim? Perėsim... Šitą galim pridėti žmogui. Duosi moteriam lygybę nusipelnę. Taip. Ką dar galim padaryti? Su balvarėlais? Gal. Tankus turim. Kas nauja? O, šitų neturim. Čia nėra labai gerai. Ir kokiam 8 tik tais. You can lower autonomy of subject. Palauk. Galvoju, aš viską taip spėju. Any subjects. Dabar įmano. Dabar mano papetas yra. Man reikėtų šiaip ją neksint. Bet tai padarysim jau čia gal pačioj pabaigoje, kaip mano visi tie karai baigsis, nes dabar jie mum gali padėti su savo tais kareiviais. Research, bet dar čia galim padaryti. Strana behind, na taip. O, industrija mano dar biški, under developed, reikėtų tą padaryti. Tai, nuostabu. Manau, tai reikėtų, bet taip. Taip padarom. Dar nieks negina. Gerai. Man reikia paimti ją greitai, kad kažkas paskui nesugalvotų užginti. Aš pasirodo daugiausiai įtaką turiu pasaulio nerimui, taip sakant. Uzartais, taip. Berlin Pact, nuostabu, puiku. Yes. Važiuojam. Lėktuvai, teisingai. Air superiority. Close combat, support.
Gerai. Padariau viskas, kas mano jėgom. Dabar tai reikia laimėti. Easy peasy. Šitą darom taip. Nagi, pasiduokit. Taip, kol kas dar tramuštanti. Kažkaip padaryti ant šito. Tai gerai, Vokietijos mes neimsim. Jėzus. Gal tu dar prisijungiai? Jo. Tai, nežinau, Lenkija is off, I guess. Nebent kažkaip. Gerai, pala, kas iš viso dabar yra pakte tam? Vokietija, Lietuva, Estija, Latvija. Jeigu aš surinkčiau pakankamą kariuomenę ir vienu metu užpulčiau ir man pavyktų užpulti Vokietiją su Lenkija, tai tas visas Berlyno paktas griūtų, nes čia tiesiog dvi didžiausios tos, kaip čia pasakyti, stipriausios, taip sakant, valstybės šitam pakte, nes Baltija nieko nepadarys realiai. Bet aišku, jau čia yra daugiau negu tai, ne? Nieks jiems negarantuoja laisvės. O jiems kažkas garantuoja laisvę? Ne, jie tiesiog turi tą paktą. Nežinau. Gal kažkas daugiau prisijungia, ar čia kažkaip... Ne čia vadinasi. Biškai pušino mane. Oi, neturiu fokus. Kur doktrinos? Doktrin. O va, doktrin savybų. Šitą... Field engineering. Šitas irgi. Nu prašau, ne. Kodėl raudonas? Kaip supras, superior enemy. Aš turiu daugiau divizijų. Reikia mesti viską, ką turim. Blemba, aš taip nenoriu užbaigti šito žaidimo ties antrą seriją. Kiek jie turi tų? Ką Italija čia? Italija, ką tu veiki? Aš nieko nematau su Jugoslavija. Ai, Italija garantuoja jiems. Independence. Ne, aš negaliu užbaigti šito rono tiesiog taip. Nu, tą daryk. Šitas, neįsivaizduoju. Prakišu. Kaip aš su PM6 divizijom prakišu? Dabar kažkas geriau. Kiek jų čia yra, aš nesuprantu, kad superior.
Na taip, no commander, nes... Tram 9. Tam tram 9 mane kažko padės. Aš negaliu taip tiesiog. Vision designer. Kažko, vis gal. Įsivaizduoju. Infantry. Armor battalions, heavy tank, light tank, light tank. Infantry. Nebegaliu. Gerai, taip. Vykdykit planus, taip. Jeigu matysiu, kad jau labai artėja. Tiesiog stovėkit. Jie perskyrė mane per pusę. Vyrai. Buvo malonu. Su jumis žaisti. Aš abejoju, kad kažkas dar pasikeis. Bent labai mėginsim, kad tai pasikeistų. Ne, man šakis. Man jau nieks nebepadės. Kiek tų divizijų iš viso turėjo? Ne, čia buvo bloga idėja. Padėkit, kažkas man davė. Tai fokusai man jau nieko nebepadės. Viskas. Visas šitas kelias, kuris buvo nueitas. Viskas, ką aš dariau, vedė į šitą momentą. Nebeturim Budapeštą. Greit nebeturėsim Vienos. Ir taip žlunga Austrijos Vengrijos imperija. Žlugo, dar jie nespėjus sužydėti. Ne, viskas, aš jau čia aš galiu net mėginti aš nebegaliu, aš nieką. Aš tiesiog turiu priimti tą faktą, kad... Gal pavyks kažkokį breakthrough padaryti, bet... Ne. Viskas. Palauk, ką? Aš dar turiu žemę? Pala. Bet aš nebegaliu šito... Ai, nes nebeturiu manpower. Čia jie padarė klaidą. Jie paliko mane gyvą. O jūs.
Jūs palikot mane gyvą. Ačiū jums, kad esate tokie durni žmonės. Nejaučiu, gal pradėsim susitelkt tom divizijom, ne? Kas čia? Ai, sąjunga? Tai davai. Jeigu manęs iš ten neišmės. Gerai, taip. Viskas yra gerai, nes jie palikomas gyvas dėl kažkokios neaiškios priežasties. O jeigu mes nemyrę, dynasi galim kapanotis. Ačiū Jugoslavija, kad padarė tokį durną sprendimą. Aišku, aš dabar kariuomenės iš viso neturiu, bet tai ne problema, turėsim. Jeigu yra žemė, bus ir duonos. Neįsivaizduoju, ką aš čia ką tik pasakiau, bet galim biškai pašvaistyti political power, kodėl ne. Čia turim. Aš kariuomenės neturiu. Ką mes kalbam? Tai gerai, ne viskas prarasta. Aišku, dabar žymiai sunkiau. Gerai. Kiek jie tos armijos turi, aš nesuprantu. Bet dabar, jeigu aš pulčiau... Kas čia? Strius. Ar mes turim trius? Nepasakyčiau. Nu, taigi nepadėsiu, aš armijos neturiu, kuo aš jums galiu padėti? Ko jūs iš manęs norit? Gerai. Praradom daug žemių, ne? Bet nepraradom visų. Svarbiausia mentalitetas. Jeigu nepraradom visų, mes vadinamės galim atgauti tas, kurias praradom. Paprasta. Tai jo nesitikėkit kažkokius labai pro play, nes aš vis dar mokausi šito žaidimo. Aš nesu visiškai jame profas. Tai komentaruose prašau neužsipulkit. Ačiū jums labai. Ai, teisingai, tankų diviziją šiaip irgi gal būtų protinga pridėti. Nors aš nemanau, ar jie kažką padėjo man praeitą kartą. Negaliu ant North Transylvanijos. Pala, ką? Šitos teritorijos yra mano, bet aš negaliu dėti čia tų. Okay. Kokių vėl resursų trūksta? Nei trūksta. Oi, ne, su Turkija gal ne. Jis dabar kare. Aš neprisijungsiu. Eikit, aš negaliu jums padėti. Gerai, turim armiją. Aišku, kol kas ta armija yra labai apgailėtina. Bet mes padarysim, kad ji tokia nebūtų. Gerai, visiškai. O...
būt pasakęs, kiek jie divizijų turi. Tai nesvarbu. Svarbu. Gal aš šiaip noriu pažiūrėti. Gal noriu pasakyti. Ai ne, jie vis dar mano draugai. Labai gerai. Ai, jo, teisingai, taigi čia tas ir yra. Gerai, nu taigi. Aš su savo 6 divizijom jums tikrai negaliu padėti. Jūs nestumkit. Noriu pasakyti, neužtenka. Tai mums šitą duodam šitam. Pala, Germany under attack? Oh. O. Ką padarysiu? Pala, ką noriu pasakyti, aš tas pat padariau free of charge? Jo? Čia negaliu justify gal. Lenkas, na bet. Na, aš negaliu jums padėti. Aš labai noriu jums padėti, bet aš negaliu su savo esama situacija. Taip sunku, ar taip sunku palik mane ramybę. Medium bomber closer support. Oh. Tikriausiai šitiems irgi reikėtų research, ne? Palauks jie biškį. Wow, ramiau, žmonės, ramiau. Ne. Gerai, taip, ką dar galim daryti? Šitą tikriausiai. Vis tiek neturim ką geriau. Kai yra laisvi tie langeliai. Einam lėktuvų daugiau. Reikia. Šitą mums tikrai reikia. Šitą reikia šiaip. Reikia, man atrodo, mano sąjungininkus taisė Malsi Mills. Labai blogai, kad jie mane perskyrė, taip, kas čia per nesąmonė? Jie su tiek karu. Su visa Britų
Šeimyną vadovą. Tai dabar tu nori mano Tai dabar tu nori mano pagalbos. Aš nesivelsiu į jūsų šitos konfliktus. Ypač tu, Jugoslavija, tu iš manęs atimi visas žemės, kodėl aš turėčiau tau padėti. Jeigu būtum palikę žemę, žinai, tipo, gerai bandėjai mane užimti, bet, tipo, žinai, vis tiek chill esam ir paliekam to žemės, bet ne. Tu turėjai jas paimti, tai aš tau tikrai nepadėsiu. Jeigu ką, aš tau šiaip... Kodėl aš karą negaliu skanti? Ši. Jis yra toj pačioj sąjungoj? Kolonija, tai galim mes tą koloniją prijungt kažkaip, aš suprantu. Šitą paimsiu. Nepadėsiu. Galima išeiti iš veiksmų. Bent jau aš nesu tas karas. Einam toliau gerinti industrijas tikriausiai. Oi. Ne. Aš neturiu jėgų kariauti tokių karų. Gerai, 11 divizijų. Puiku, nuostabu. Labai norėčiau prisijungti tą Jugoslaviją. Ne Jugoslaviją, Čekoslovakiją. Aš jums nepadėsiu. Ypač tau, Jugoslavija. Okay.
Nepadėsiu. Staukit nuo manęs. Okay. Gerai, keliam dar savo industriją. Palauk, dabar galime išsiaiškinti, kiek jie turi. 25, PM 2. Ai, ne, tą palauk, čia mūsų. Palauk. 12. Reikalauja susidėti. Na, aš jums nemeluosiu. Taip ar taip, mums galimai yra šakis. Tai jeigu mes išeisim, tai mes išeisim. Nes aš tikrai neatiduosiu savo paskutinį žemę. Jums vis trūksta. Jėzus. Pavyzdžiui, tankam nieko netrūksta. Ko jums trūksta? Wow. Na, neprisijungsiu prie jūsų karų. Ramus gali būti. Ir vėl mums resursų trūksta. Imperijos gali pasakyti? Nors pala, man nebereikia čia stovėti realiai. Prancūzai viską sutvarkės. Kur man reikėtų stovėti, tai prie Jugoslavijos pasienio. Nes galbūt mes ir esam vienoj sąjungoj, bet aš tikrai nepamiršiu.
Aišku, kas dabar labai blogai, kad jie yra factionai. Man reikia, kad jie užlūktų. Man reikia, kad jie pralaimėtų karus. Arba turi idėją. Aišku, kad negaliu. Gerai, tai. Nu vis tiek. Aš tiesiog palauksiu, kol jie visi tiesiog sukris, nes Italija tikrai nesilaikys prieš prancūzus. Nu, aš nesuprantu, kaip vis dar trūksta resursų. Kiek aš turiu imti? Iš Bizantijos imperijos, jau, ką aš žinau. Ko jis visiems trūksta, aš nesuprantu. Na, ten aš Special Force. Kaip tą suprasti? Šitą galima atimti vieną. Savo vis tiek reikia lėktuvą. Jei. Ai, ta Jugoslavija gali žlugti. Aš net prisidėsiu, jeigu kažkas pradės, matysiu, kad pradėjo laimėti karus. O ne, Hongkongas, kaip aš be jo gyvensiu. Ko jums visiems trūksta, aš nesuprantu. Ne, tankai geriau. Gerai. Daugiau research. Air Force Chief. Ai, kavaleriją šiaip galim pakeisti. Dabar neturiu tam politinės galios, bet pakeisiu. Na, tai labai gerai. Šiaip kas iš jūsų darosi? Europoje aš čia taip buvau susitelkęs ties savo imperiją. O. Įdomiai. Galim net daugiau pridėti. Kur jau ta riba, taip sakant. Tai jeigu čia taip, tai mano
armija bus pastatyta in no time. Ir man nebebus metas vokiečių. Dėl jų nereiks rūpintis. Gerai, matom, kad čia yra tų. Na šiaip dabar, ne, aš vis tiek negaliu skelbti jiems, tiem Jugoslavam karą. Kas bus, jeigu aš pamėginčiau persimesti į Lenkiją. Kažkur. Taip, ne. Ne. Sakiau kažkur. Taip. Geltonas. Inferior enemy. Gerai, just to be sure, aš išmesiu dar papildomas divizijas. Tipo viskas? Ok, bandom, neturim ko prarasti, Aš tavęs nekenčiu, Italija. Italija, aš tavęs nekenčiu. Su ko jie dabar iš viso pakti yra? Jemen, Panama, Tamalas, Salvadoras, Bulgarija. Gerai, Bulgarija galbūt reikėtų, bet dėl Bulgarija manęs nepasieja. Aš jaučiu, aš rimtai išeisiu iš faction. Man jis jokios naudos nededa. Gerai, tai palauk. Guaranteeing. Okay. Kas tiekia? Man tas tiekia jam ginklus? Gerai, kants... Blem, šiaip rizikinga. Yra prieš Northern Cancel kažkoks ką... O Jėzus, jų begalybė. Tai gerai, mano idėja, kad galbūt jie nepastebės. Ui. To italų nebebus. Ne, žinai, Mussolini... Ne Mussolinis. Kas jis valdo čia? Ai, Mussolinis. Soriuks Mussolinė, bet... Aš... Tavim net noriu turėti nieko bendro. Gerai, jie matos, kad čia kariauja tarp gerai. Mes tiesiog bandom, ne, mes... Aš neturiu nieko, ką galėčiau prarakai, palauk, kodėl geltona. Nieko nėra. Vadinasi, dėl užtikrintumo padarysim, kad būtų saugiau. Va, gerai, iš karto ir davai puolam Lenkiją. Ir tikėkimės, kad nemirs. Jeigu nemirsim, tai būtų labai gerai. Na, ko nekovojam? O Jėzus Marija, palauk. Šitaip galim... Non-aggression pact.
United Kingdom? Yeah, sure. Vyko nuostabu. Kodėl tik tai mes neimam? Kodėl mes stovim? Ką reikia... Na, jau blogiau nebus. Jėzus Marijute. Gerai. Ne. Gerai. Pala, ką? Į ką aš čia pasirašiau? Bent jau karas prasidėjo. Priimsim. Nu, tarsi ir taip jau čia jau kažkas labai būtų. Ja. Vėl tu Jugoslaviją, tu čia pasišakinėsi, man. Aš tiesiog negaliu atsipūsti, ne? Skeliam divizijas per pusę. Nes tiesiog nebėra jokio kito būdo. Ir tos divizijos eina kovoti prieš Jugoslaviją. Oi, ką ta Roma padarys? Gerai. Eikit čia. Man logiška. O tai šitešik. Teisingai galim tų generolų priskirti, ne? Šitiem duosim šitą čiuvą, o šitiem duosim... Manau, šitą galim duoti čiuvą, ne? Na ir bandom. Mes nebeturim visiškai ko prarasti. Nu, tik savo orumą, nebent. Bet tai bus to orumą, taip sakant. Vėl insufficient resources. Kiek man šalių reikia imti, kad turėčiau pakankamai? Jesus Christ. Portugalija gal duosi mum. Kaip aš čia nieko neturiu. Nieko tai turėsiu. Na. Resursai nebe problema. Nu, neplanavau jūs atakuoti bet kuriuo atveju, nu, bet okei. Ir aš vėl būsiu mylęs, ne? Eikit jūs kovot su tais, su turkais. Mane čia nežiūrėkit. Abi raudonos varnytės, labai smagu. Nu, shit, kad supyrė. Bet kaip sakiau, mes neturim ką prarasti. Aš pats karų turiu. Man patinka, kad tas Lenkijos karas iš viso net nejuda. Absoliučiai. Gerai, pala. Kas... Enemies... German Empires Canadian Intention. Kingdom of Yugoslavia. O, Jugoslavija? Tai eikit padėt man. Padėkit. Jėzus. Ai, Irvings. Maniau, kad visiems davė darbą, net nedavė.
tai padaryti, jas. Visus misija yra. Ar neturi? Jas. Nu, kad turi. Kas tie klaus ar tais? Aš noriu jas visiškai paimti. O, man padės dabar? O! Pagaliau. Tiek ilgai reikia lauk, kad susigryptumėt. Nu kam jūs taip daro? Gerai. Padėkit man karuos tik tais. Pavyzdžiui, Prancūzija gali man padėti. Ai. O jie man ir taip padeda. Labai smagu. Bala, kuria armija atsakinga? Gerai, jūs atsakingi. Rizikuojam. Be rizikos nebus fizikos, kaip sakoma. Arba labai prakyšim, arba labai laimėsime. Nieko per vidurį, taip sakant. Jau čia prakyšim. Ai, man atrodo, aš jau galėjau juos aneksuoti. Potato, tomato, tomato. Koks skirtumas? Svarbiausia, kad mes dar nemirėm. Na, daugiau neturiu labai ką daugiau daryti. Taip. Taip. Kokios čia žemės, pavyzdžiui? Aš noriu šitos žemės, tikrai noriu šitos žemės. Šiaip aš labai noriu daug žemė. Oi. Pala, aš dar nebaigiau su šitą Jugoslaviją. Aš noriu šitos žemės. Aš noriu šitos žemės. Noriu šitų žemė. Noriu tikrai šitos žemės. Ar man to pakanka? Ar aš galiu prašyti daugiau? O taip, aš galiu. O taip. Aš noriu šitų... Ne, palauk, aš prieisiu dar prie Italijos, tikrai prieisiu. Gerai, puiku. Dar kažkas liko? Aš šito noriu, ir aš šito noriu, ir aš taip pat noriu šito. Bam. Taip, aš labai noriu šitų. Italai. Man būtinai reikia... Jūs jau pasidalinat šito? Nedraugiški kokie. Aš noriu šitos. Galim šitą? Na gerai, negalim. Bet aš labai noriu. Tai jas mano? Neįsivaizduoju. Dar Jugoslavija turi kažkokių žemę, kur gali... Ne. Bizantijos imperija.
Galim, aš noriu šitos, aš noriu šitų žemių. Aš reikalauju šitų žemių. Okei. Hercogėvieną aš noriu. Kas čia? Kas čia, ką reiškia fulfeit? Aš tipo gausiu visos šitas teritorijas? Pas. Dar kažkas liko, ką aš galiu paimti? Kai čia visi pasidalina draugiškai. Gerai, dėl kažkokios neaiškios priežasties aš galiu šitą pasiimti. Aš pareikalauju. Aš reikalauju, sakiau. Nors, žinot... Ne, confirm and exit. Ir kiek aš žemę gaunu? Oi. Nuostabu. Dabar galim šitam susitelkti, manau, ties Lenkija. Ir, žodžiu, mes galime susitelkti dabar tiesiog. Mano kuklia nuomonė. Kas negerai, superior enemy, ne? Tai mes irgi esam superior, žinokit. Tiek užteks divizijų? Dar, ne? Gerai, palauk. Aš ištrinsiu šitą frontlaną, šitas biškį tokia nesąmonė. Kažkas tokio, manau, kad tikrai galim padaryti. Bandom. Okei, aš išėjau su daugiau žemė, negu man priklausė. Lemba, bet aš taip dabar, bet man reikia dar kai kurių žemių, kurios aš negavau. Pavyzdžiui, aš noriu šito žemės, kam jie priklauso. Sien savo. Ką tu padarai, kad tu nusipelnai šito žemės? Ha? Tu pasakys, ką tu padarai. Tu nieko nepadarai. O, nebėra Vokiečių imperijos. Labai smagu, labai puiku. Na gerai. Gavom daugiau žemių, negu aš tikėjausi. Oi, pala. Noriu pasakyti. Gerai, tegul... Oi, ne Bulgarija, tu nepaimsi mano žemę. Tu gali apie tai tik pasvajoti. Nu, tipo, suriuks Bulgarija, bet... Nelabai gausis. State owner, ne. Ačiū, kad kovoja už mane.
Oi. Sofijos. Gerai, manau, su šituo mes pabaigsim. Pradžioje labai nesisekė, ant galo labai pasisekė, ką aš galiu pasakyti. Aišku, mūsų ekspedicijos ir kelionės ir plėtra tik tai prasideda. Austrijos Vengrijos imperija plėsis. Aš jums tą pažadu. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Šitas video šiek tiek ilgesnis. Su jumis buvau aš, Nakties šaulys. Nepamirškit užsiprenumeruoti, palaikinti, pakomentuoti, ką norėtumėt pamatyti kitoje serijoje, kitame videoje, nebūtinai su šituo žaidimu. Ir iki kitą kartą. Iki.